Mokytojai irgi žmonės, bent jau dauguma, o tai reiškia, kad juos, kaip ir visus, galima šiek tiek paveikti, kitaip tariant, manipuliuoti. 3 greiti patarimai, kaip šiek tiek pasikelti pažymius greitai iš tokių pažymių į tokius. Pirma, jeigu mokytojas kviečia prie lentos, bet tu nežinai atsakymą, pabandyk išvengti to. Kai mokytojas užduoda klausimą klasiai, žiūrėk jam tiesiai į akis ir nenukreipk žvilgsnio. Kai mokytojas baigia kalbėti ir renkasi žvilgsniu, ką pakviesti atsakinėti, nukreipk žvilgsnį į kitą mokinį. Garantuoju, mokytojas seks tavo žvilgsniu ir pakvies atsakinėti tą kitą mokinį. Antra, atkartok mokytojo rašymo stilių. Visai natūralu, kad mokytojai mėgsta mokinius, kurie rašo panašiu stiliumi kaip ir pats mokytojas. Jeigu kada gauni pavyzdinį mokytojo tekstą, įsimink jį ir panaudok jį. Kai gauni rašymo užduotį, įkelk tą mokytojo pavyzdinį tekstą į AI programėlę ir paprašyk parašyti tokiu pat stiliumi ir formuluotėmis kaip mokytojas. Astra AI yra geriausia atrasta mano AI programėlė mokslams. Gali įkelti mokytojo pavyzdinį tekstą, savo užduotį ir AI sugeneruos tekstą tokiu pačiu stiliumi. Trečias patarimas, kai vertini save, įsivertink šiek tiek aukščiau. Kai mokytojas paprašo, kad įsivertintum save, įsivertink save bent pusę pažymio aukščiau, negu manai, kad esi vertas. Niekada nesusimažink. Mokytojai dažnai atsimena, kaip tu vertini save apytiksliam intervale, todėl jeigu tu užtikrintai pasakai A su minusu arba 10 su minusu, jie įsimins būtent tą intervalą, tai yra 10 arba A. Pažymiai priklauso ne tik nuo intelekto, bet ir nuo strategijos, todėl visada gali rinktis mokytis išmaniau.